Nusirenkit. Atsargiai. Rankas. Ant juostmens. Alkūnės į priekį. Dėmesio. Prašau. Nugara. Atsisukit. Galit nekvėpuoti? Ačiū. Prašau kvėpuoti. Kvėpuok jau leido. Kvėpuok jau leido. Jis nekvėpuoja. Prašau kvėpuoti. Klausykit, ką jums sako. Sveiki, jūsų plaučiai. 100 metų užteks. Tikriausiai mėgstat parūkyt. Tai galite eit parūkyt. Į tualetą. Į tualetą. Į tualetą. Į tualetą. Į tualetą. Atleiskit. Jis visas jūsų nuorūkas surinko. Atleiskit jam. Man ne nuorūkų gaila. Ir ne jo. O jūsų man gaila. Dar tik 2 mėnesiai, kaip jūs kartu? Taip. Ir pažiūrėkit, į ką jūs panaši. Jauna moteris, graži,
Pagaliau išsilavinus. Nesuprantu, kas jūs riša. Atsakykit man, kas jūs riša. Nežinau. Laiškai? Gal ir laiškai, nežinau. Netaip ir sunku kalėjime prirašyti, kad ir lagaminą laiškų. Dargi laikas greičiau eina. Ne jums tai kitai būtų parašęs. Netikiu. Ką man daryti, jeigu lagaminas? Kalbėkit, kalbėkit. Iš tikrųjų, pilnas laiškų. Kalbėkit. Kalbėkit. Jeigu 2 mėnesiai išlaukiu jo kūdikio, o jis visą dieną tyli, jis 10 žodžių per dieną negali pasakyti. Aš nakčiai atsibundu, jisai sėdi lovai, žiūri į mane ir tyli. Tai ką man daryti? Gal tai liga, gal tai nuo laisvės, bet aš bijau, kad mūsų kūdikis nebūtų panašus į jį. Jūs abu visiškai sveiki, normalų žmonės. Taip, bet mes gyventi neturim kur. Mes neturim teisės. Mes, jeigu taip atvirai pasakys, dar nevedė. Tam reikia specialaus leidimo. Jūs žinot, kaip jis į mane žiūri? Bet aš jį tikriausiai myliu. Aš paimu iš naujo laiškus, paskaitau ir žinau, kad aš jį myliu. Bet aš nežinau, kaip man gyventi toliau. Dar tik tai mūsų gyvenimo pradžia. Dar tik tai 2 mėnesiai, kaip mes kartu, aš beprotiškai pavargau. Jis kaip vaikas, jis viską turi pradėti nuo pradžių, bet jis nemoka, jis nenori, jis negali. Aš nežinau, kaip man gyventi toliau. Duokit man cigaretę. Duokit man cigaretę. Aš prašau, duokit man cigaretę. Paskutinė. Jūs nusiraminkit. Nusiraminkit. Matot, mes neturim teisės. O be to tai būtų, žinot, kaip ir žmogžudystė. Žmogžudystė? Nu, kaip jūs galvojate? Iš viso, kaip jūs galvojate, kada prasideda žmogus? Kūdikis. Jūsų kūdikis. Kada? Mano kūdikis. Aš tai prisiminsiu tuoj. Aš klausau. Buvo stotis. Buvo stotis, mes važiavom. Mūsų lydėjo, skambėjo muzika, skaitė eiles. Buvo daug žmonių. Kalbų daug buvo.
Tai prasidėjo po 41 laiško. Po 41. Tai po 41 laiško. Stokit čia. Stokit, pažiūrėsim. Ką 41? Ne. Visus iš pat pradžių. Iš pat pradžių. Stokit. Aš bijau. O jūs nebijokit. Dėmesio. Prašau. Sulaikykit kvapą. Ačiū. Apsirenkit. Šypsokitės, jūs optimistė. Šypsokitės. Šypsokitės. Čia aktyvas mūsų. Rangus draugai. Šalnos pakando, vėjas nudraskė paskutinius lapus. Aplinkui plika. Net patikėtum, kad gyvybės nebėr. Žiūrime į medžius, žiūrime į medžius. Ir liūdesys sunkiai slegia mums krūtines. O jie išvažia šypsodamiesi. Tai mūsų srities centro pedagoginio instituto šių metų laidos absolventų grupė. 27 merginos ir 4 vaikinai išsiskirstys po mūsų srities kaimus ir miestelius. Ten, kurie labiausiai yra reikalingi, bilietų kišenėse, brangus draugai, suprantamas jūsų ir mūsų jaudinimasis, kada stovi vienas. Visi kaip vienas, mes atėjom į šią stotį. Jau stovi žalias traukinys, tuoj subirdės geležiniai vagonų ratai ir nuvešis į pirmą savarankišką jūsų kelio sustojimą, brangus draugai. Draugai, kokius klausimus jums iškels gyvenimas, kokius uždavinius pastatys, į tai jums niekas negali atsakyti. Į tai jūs turite atsakyti patys, jūsų entuziazmo, draugai, jūsų jaunystė, jūs matysit savo darbo rezultatus ir dabar tokiu sudėtingu politiniu laikotarpiu, kada tarptautinis imperializmas, ginklavimasi ir žymas, draugai, jūs matysit savo darbo rezultatus. Šitą juostelę. Draugai! Na, o dabar žodis suteikiamas mūsų pirmūnei Jevgenijai T. Atsisveikindama, ji padeklamuos keletą Majakovskio, o taip pat Jesenino eilėraščių. Prašau.
dovaną, žėruojančią žemčiūgais apdarų retų. Meskite, vaizduotė jūs apgauna, manoji paryžietė ne iš tų. Aš nežinau, kiek metų įgyvena, bet taip pageltus, kad kraujuje nėr. Ji išvietė tarnauja restorano, mažyčio restorano Grand Chaumier, o ji darbė savam tikra artistė. Argi negaila jaunai čia lindėt? Ar man apie Paryžių primelavo? Ar jūs, mademoiselle, ne paryžietė? Atrodote liguistai, veidas pilkas. Kodėl nesiunčia jums jie žibuoklių formos? Vilnonėm kojinėm, kodėl nešilko? Mademoiselle tylėjo, aidėjo triukšmas, lėjos kvasas, triukšmavo siautė ten be galo. Paryžiaus visas Montpardasas. Atleiskit už aprašymą tokias dvokterį, už eilėjimą atleiskit naują, bet labai sunku Paryžiui moteriai, jei moteris neparsiduoda, o tarnauja. Gerai, draugai! Šauniaja mūsų jaunimui! Valio! Na, o dabar Sergejus Jaseninas. Laiškas mamai. Prašau. Sergejus Jaseninas. Laiškas motinai. Tu gyva dar mano sengalvėlė. Gyvas dar ir aš. Sveika gyva. Terusena žaros naktį vėlę. Virš trobelės divina spalva. Rašo man, kad tu, paslėpus baimę, vakarais į vieškelį dairais, kad tave dažnai regėjo kaime, nunešiotais lino apdarais. Ir kai krinta sutema vakarė, vis regi užlaužusi rankas, kad į širdį peilį man suvarė, smuklė besimušant kažkas. Ak, nurimki. Ak, nurimki. Draugai, mano traukinys tuoj pajudės. Rašykit, draugai, aš lauksiu jūsų laiškų, mano adresas Tampovos sritis Saranskas, Taikos prospektas 10, rašykit, aš lauksiu jūsų laiškų. Rašykit, mano adresas Tampovos sritis Saranskas, Taikos prospektas 10, rašykit. Mano adresas, Saranskas, Taikos prospektas 10, rašykit, aš lauksiu jūsų laiškų. Parašyt! Pavilnoj! Parašysim! Iš kur sužinojai jos adresą? Jūsgi vis tiek manim nepatikėsit. Iš kur sužinojai jos adresą? Jūsgi vis tiek manim nepatikėsit. Jūsgi vis tiek manim nepatikėsit. Jūsgi vis tiek manim nepatikėsit.
ta gyva. Terusena žvaros, naktį vėlę, virš trobelės dyvina spalva. Rašo man, kad tu paslėpus baimę, vakarais į vieškelį dairais. Kad tave dažnai regėjo kaime, nunešiotais lino apdarais. Ir kai krinta sutema vakarė. Rašykit, draugai. Mano adresas Tambovo sritis Ranskas, Taikos prospektas 10. Rašykit, draugai. Rašykit. Rašykit, draugai. Mano adresas rašykit. Rašykit, draugai. Rašykit. Rašykit, draugai, mano adresas Tambovo sritis Ranskas. Rašykit. Jūs man parašykit. Jūs man parašykit. Aš ištisai 15 metų laiškus gaunu. Adreso nereikia. Zona 310. Zona 310. Pavardės vardo irgi nereikia. Numerėlis 372. Parašykit, Įvyt. Kodėl tu man nerašai? Kas čia? Kodėl tu man nerašai? Aš neturiu ko rašyti. Rašyk, Aš neturiu ant ko. parašyk. Rašyk, Ko? Gal vienim parašyk. adresą įsibadyti. Už tai baudžia. Bailys, Kas? Aš bailys. bailys. Kas čia? Čia tu? Ne, čia Jeseninas. Jis rašė. Jis berašydamas nusišovė. O tu, Aš neturiu. jeigu tu man Jūs gi vis tiek neparašysi, manim nepatikėsite. aš irgi Jūs nusišau. Tu gyva, dar mano sengalvė. Parašyk, parašyk. Ei, artistė, palaukit. Norit aš jums pilną lagamitą laiškų prirašysiu. Manat, net geriau man. Laikas greičiau eina. Norit, aš vienim jums laišką parašysiu. Pastačiau tau baltą namą, langus paviršau. Ir dabar juodam pasaulį tau eilės rašau. Ir juoda tamsa tirštėja mano pakiuos. Ir nežino niekas gyvas, verkiu ar jokios. Ir tegu visi savo mano, eidami gatve, kad
tik baltos eilės gema baltame name. Pastačiau tau baltą namą, langus paviršau. Ir dabar juodam pasauly tau eilės rašau. Paštas! Paštas! 372 laišką parašė. Paštas! Paštas! Paštas 372 laišką parašė. Paštas! 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 Vieną laišką. Paštas, vieną laišką. Tau negalima. Paštas 372 pirmą kartą parašėm. Paštas! 372, tau negalima. Man negalima. Už ką negalima? Kodėl negalima? Negalima. O kas man galima? Paštas, jūs gi žinote 372. Jeigu ir negalima, aš vis tiek įsiųsiu. Tau negalima. Dėkuoju už jūsų labai keistą laišką. Iš pradžių niekur negirdėta, matyt paties sukurta poezija, o pabaigoje keiksmažodžiai ir patyčios. Nesikeikit, jums netinka. Aš nujaučiu, kad jūs geras žmogus ir turbūt toks pat vienišas kaip ir aš. Ir aš visai nenolipsiu sužinojusi tiesą, aš nujaučiu, kokiuose namuose jūs gyvenate. Tačiau aš tikiu, jeigu jūs parklupote, jūs ir atsikelsite. Žmoguje viskas turi būti gražu. Ir žodžiai, ir siela, ir rūbai, ir meilė, ir taip toliau, ir taip toliau. Už laišką ačiū. Gavau jūsų laišką. Gražu pasidarė. Pasižiūrėjau į save, gražu. Kokie gražus rūbai. Mintis kokios gražios. Praeitis kokia. O ateitis kokia laukia. O dabartis. Kad jūs žinotumėt, koks čia oras, pilnus plaučius įkvėpė ir kvėpuot nesinori. Kaip čia šunės gražiai. Loja tokie visi draugiški, mandagus. Jūs sakote, kad mano likimo vairas mano rankose, taip? Gal atsiųstumėt kokį vairelį? Tylit. Tad, kad jums naivia ir nesikeikti prašėt. O už laišką ačiū. Ir už popierių. Rūkomai. Seniai tokio neturėjom.
Tiesa, dar rašau, kad sapnavau keistą sapną. Žinot, sapnuoju, kad guliu ne ant narų, bet ant jūsų laiško. Laiškas toks didelis. O aš, va toks. Kaip cukraus gabaliukas. Galiu į vidų įlysti ir iš vidaus užšiklijuoti. Tuoj pravažiuos traukinys pašto. Gal pavyks įsiųsti. Skanau. Čia prisnygo lygi pat stogų. Čia net nenutirpsta. Aš nušalau kairiais kojos mažai pirštelį. Bet gydytojas toks paslaugus ir geras žmogus išbarė mane baisiausiai ir padovanojo man veltinius. Niekis. Reikėjo sniegų patrinti, tik nestipriai. O veltiniai gerai. Jūs nieko nenužudėte, tiesa? Vaikai manęs neklauso. Šiandien suknelę apipylė rašalo ir rūgštimi neišsivalo. Visą dieną verkiau. O gydytojas sako, neverkite, vaikai jūs vis viena myli. Aš sapnau labai keistą sapną, kad mano vaikai nesurinko metalo laužo ir mane pasodino pas jūs. O ryte radau užkištą jūsų laišką. Už laišką ačiū. Patikėkit manim. Ei, patikėkit. Aš visai negirtas. Aš išgeriau. Vos. Jeigu aš dabar kalbėčiau, jūs mane girdėtumėt, mano žodžiai jums labai kvepėtų. Aš jaučiuosi lyg voke iš vidaus. Užsiklijavęs manęs niekas nemato. Niekas negirdi. Ir girdėti nenori, dėl to aš galiu drąsiai šaukti. Aš netgi šaukiu brangioji. Kaip aš jūs myliu. Tu labai gera, jeigu kas vakarą kalbėtumėt per radiją. Turiu radiją, pats pasidariau. Jūsų balsas, brangioji. Mano namai. Jūsų balsas, brangioji, mano tėvynė. Jūsų balsas, brangioji, neša mane kaip upė. Ir aš nebijau paskęst man. Velniškai gera. Siunčiu jums savo nuotrauką. Gydytojas nufotografavo. Aš 5 kartus perskaičiau jūsų laišką. Kiek? 5 kartus. Jums labai patinka? Tas laiškas? Ne. Tas, kur fotografuojasi, veltiniai išvaistosi. Jūs ką juokaujat, mielasis? Kaip? Paskutinio žodžio neperskaičiau. Aš niekaip negalėjau suprasti, kokį jūs filmą žiūrėjote. Bet nieko nuostabaus, jeigu žmogus su medžiais kalbasi, jam tikriausiai labai sunku. Ir aš suprantu jį. Ir jums tikriausiai labai sunku. Ir aš jūs suprantu.
rašot, kad suprantat. Kam to reikia? Mano straipsnis rimtas. O jūs tik dirbt pradėjot. Negaliu atsiųsti jums savo nuotraukų. Jos visos vienodos. Negaliu net pasiųsti savo vardu, dėl to jums siunčiu jūsų brolio vardu. Nežinau, turit brolį? Ne. Aš irgi. Tik mama. Atsisveikinimui siunčiu jums radio bangomis. Ką siunčiu? Muzikinį sveikinimą. Atsimena tą melodiją, kai stotyje, kai jūs važiavot, atsimenat? Ne. Na, viešpatė tą. Ne. O tą. Atsimena? Prisimenu. Jeigu aš dabar galėčiau, aš jūs iškvieščiau šokt. Aš atvažiuoju pas jūs. Aš apie tai net negalvoju, jūs mane pabaisa, pamatytumėt, iškart pabėgtumėt. Ne, aš atvažiuoju pas jūs. Nereikia čia važiuoti. Aš tvirtai nusprendžiau. Aš atvažiuoju pas jūs. Paklausykite. Nereikia čia važiuoti. Aš atvažiuoju pas jūs. Juk tiesa, buvo gera, kai rašėm, buvo gero. Dabar aš žinau, kad po tokio gerumo tik blogiau buvo. Paklausykite, nereikia, nevažiuokite čia, aš prašau jūsų. Nereikia važiuoti. Aš atvažiuoju pas jūs. Negadinkite, nereikia čia važiuoti. Aš atvažiuoju pas jūs. Nereikia čia važiuoti. Eikite. Iš kur atvykote? Tambaus sritis. Adresas. Saranskas. Adresas. Taikos prospektas 10. Pavardė. Eugenija T. Gimimo metai. Numeris. 372. Tikslas. Pamatyti. Ne. Susipažinti. Padėti. Kelintas kartas. Pirmas. Ryšiai. Nesupratau. Sesuo. Ne. Žmona. Ne. Aišku. Daiktų sąrašas. Mano daiktų sąrašas. Puodelis 1. Lygintuvas 1. Kostiumas vyriškas paprastas su kaklaraiščiu. Skrybėlė 1. Paklodės 2. Laiškai. Daug laiškų. Bilietas 1. Piniginė 1. Įstaigos numeris 310 vidaus elgesio taisyklės. Prašom susipažinti. Taip. Instrukcija. Įstaigo numeris 310 griežtai draudžiama naudoti jaunančius, kerpančius, durančius daiktus, adatas, žaiklės, peilius ir kitus. Aišku. Griežtai draudžiama naudoti alkoholinius ir kitokius svaiginančius gėrimus. Aišku. Griežtai draudžiama įnešti ir išnešti kokį nors pašalinį daiktą. Aišku. Susitikimo metu griežtai laikytis aukštos moralės ir kultūros principų. Aišku. Su instrukcija susipažinote? Taip. Parašas. Parašas. Jūsų parašas. Mano parašas. Eikite. Eikite. Dešinėn. Eikite. Eikite.
Laukite. 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 Schmeckt nicht ohne Butter. Rašot, kad suprantat.
Kam to reikia? Mano straipsnis rimtas. O jūs tik dirbti pradėjot. Negaliu atsiųsti jums savo nuotraukų. Jos visos vienodos. Negaliu net pasiųsti savo vardu, dėl to jums siunčiu jūsų brolio vardu. Nežinau, turit brolį? Ne. Aš irgi. Tik mama. Atsisveikinimui siunčiu jums radio bangomis. Ką siunčiu? Muzikinį sveikinimą. Atsimenat tą melodiją? Kai stotyje, kai jūs važiavot, atsimenat? Ne. Na, viešpatė tą. Ne. O tą. Atsimena. Prisimenu. Jeigu aš dabar galėčiau, aš jūs iškvieščiau šokt. Aš atvažiuoju pas jūs. Aš apie tai net negalvoju, jūs mane pabaisa, pamatytumėt, iškart pabėgtumėt. Ne, aš atvažiuoju pas jūs. Nereikia čia važiuoti. Aš tvirtai nusprendžiau. Aš atvažiuoju pas jūs. Paklausykite, nereikia čia važiuoti. Aš atvažiuoju pas jūs. Juk tiesa, buvo gera, kai rašėm, buvo gero, dabar aš žinau, kad po tokio gerumo tik blogiau buvo. Paklausykite, nereikia, nevažiuokite čia, aš prašau jūsų, nereikia važiuoti. Aš atvažiuoju pas jūs. Negadinkite, nereikia čia važiuoti. Aš atvažiuoju pas jūs. Nereikia čia važiuoti. Eikite. Iš kur atvykote? Tambaus sritis. Adresas. Saranskas. Adresas. Taikos prospektas 10. Pavardė. Eugenija T. Gimimo metai. Numeris. 372. Tikslas. Pamatyti. Ne. Susipažinti. Padėti. Kelintas kartas. Pirmas. Ryšiai. Nesupratau. Sesuo. Ne. Žmona. Ne. Aišku. Daiktų sąrašas. Mano daiktų sąrašas. Puodelis 1. Lygintuvas 1. Kostiumas vyriškas paprastas su kaklaraiščiu. Skrybėlė 1. Paklodės 2. Laiškai, daug laiškų. Bilietas 1. Piniginė 1. Įstaigos numeris 310 vidaus elgesio taisyklės. Prašom susipažinti. Taip. Instrukcija. Įstaigo numeris 310 griežtai draudžiama naudoti jaunančius, kerpančius, durančius daiktus, adatas, žirkles, peilius ir kitus. Aišku. Griežtai draudžiama naudoti alkoholinius ir kitokius svaiginančius gėrimus. Aišku. Griežtai draudžiama įnešti ir išnešti kokį nors pašalinį daiktą. Aišku. Susitikimo metu griežtai laikytis aukštos moralės ir kultūros principų. Aišku. Su instrukcija susipažinote? Taip. Parašas. Parašas. Jūsų parašas. Mano parašas. Eikite. Eikite. Dešiniai. Nen. Eikite. Eikite.
Laukite. Laukite. Laukite.
Labas. Aš atvažiavau. Labas. 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 Čia labai daug durų. Ir visos be rankenų. Aš labai ilgai važiavau pas jūs traukiniu. Skaičiau labai juokingą apsakymą. Keistą apsakymą skaičiau. Labai juokingą. Norit, aš jums papasakosiu, labai juokingas apsakymas. Norit? Apie karosą. Tvenkinyje gyveno karosas. Ir įsimylėjo labai jauną, gražią mergaitę. Jis kiekvieną rytą ateidavo maudytis į tą tvenkinį. Bet jisai galvojo, kaip jinai mane gali pamilti tokį niekingą padarą. Ir jisai norėjo numirti. Bet kaip numirti? Lydekų tvenkinyje nėra jos, seniai visos nugaišo ir jo praryti negali. O pistoleto jisai irgi neturi ir nusišauti negali. Ir štai vieną rytą ta mergaitė atėjo žvejoti tą tvenkinį. Ir jam kilo išganinga mintis. Jisai pagalvojo, aš numirsiu nuo jos rankos. Jisai priplaukė, grėbė kabliuką, o kabliukas jam užkibo už žiaunas ir išplėšė visą žiauną. Ir jisai su ta išplėšta žiauna nuplaukė gilinai į tvenkinio dugną ir ten išprotėjo. Karosas. Karosas išprotėjo. Įsivaizduojat. Jums nejuokinga? Aš visą kelią juokiausi. Labas. 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 Jūs atvažiavote? Taip. Aš... Labas. Labas. Aš jūsų laukiau. Aš laukiau. Labas. Jūs... Aš jūs išgąsdinau. Jūs nebijokite, aš pats...
Jūs nebijokite. Aš čia daug metų. Man neišeina. Nemoku, turbūt nemokėjau. Aš žinau, kad jūs taip pat išvažiuosite. Palaukite, Akiniai jūsų. Aš nesu gyvenime niekam akinių nuplėšęs. Aš ne už tai čia. Ačiū. Norit? Ne. Nebijokit, jis švarus. Ne, ačiū. Švarus? Ačiū. Ne. Imkit. Ačiū. 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 Jūs nebijokite. Man daug metų niekas ačiū nesakė. Ačiū. Dar norit? Ačiū. Tuoj. Jūs šovė. Nepataikė. Ačiū. Žinot, kas čia? Cukrus. Vienas gabaliukas. Taip. Viena diena. Ir naktis tikriausiai. Čia yra 1000 mano dienų ir naktų mano. Tikriausiai. Nebesuskaičiuoju. Aš jums padėsiu. O žinot, kas čia? Cukrus. Ne, čia. Pirmadienis. Jums. Pirmadienis. Ačiū. O čia? Trečiadienis. Ne. Čia penktadienis. O trečiadienį neduoda. Cukrus. Ačiū. Jums. Aš laukiu. O čia bloga diena. Ačiū. O čia šeštadienis. Laukiu. Ačiū. Pirmadienis. Vėl. Kitas. Ačiū. O čia pavasaris. Balandis. Mano gimimo mėnuo. Jums. Ačiū. O čia yra. Čia ruduo.
Ačiū. O čia 1960. Čia Ačiū. 61. Čia 1962. Čia 63. Čia 65. Čia 100. Čia yra tūkstančiai dienų ir tūkstančiai naktokiau. Aš jūsų laukiau. Viešpatie, ašgi sulaukiau. Nieko. Kas jums? Saldu. Tuoj. Čia jums. Man? Jums. Čia ir Irgi jums. man. Taip, jums. Ir čia jums. Irgi. Jums. Ir čia jums. Ačiū. Prašau. Silpnas. Čia aš. Jums. Ačiū. Ne. Čia aš. Jums. Nebijokit. Ne? Ne. Hm? Muzika. Muzika. Ačiū. Muzika. Ačiū. Ačiū. Muzika. Muzika. Kartais kalba. Nusisukit. Aš? Nusisukit, nežiūrėkit. Nežiūrėkit. Jau. Ne, tuoj, ne. Aš pasakysiu. Muzika. Tuoj. Oi. Tuoj. Palauk. Jau. Oi. Jau. Čia jums. Man? Čia jums nuo manęs. Ne. Aš dovanoju jums. Aš turiu pinigų. Nereikia. Aš dovanoju jums. Čia. Čia nuo manęs jums. Apsirenkit. Čia. Nusirenkit ir apsirenkit. Aha.
šitą nusirenkit, šitą apsirenkit. Nežiūrėkit. Ne. Turėjau. Nežiūrėkit. Ne. Nežiūrėkit. Kai buvau mažas, turėjau tėvo kostiumą pertvarkę. Ne, nežiūrėkit. Ne. Aš jums kaklaraištį užrišiu. Nespaudžia? Ne. Na, gerai. Gerai. Jau? Ne. Oho. Jau? Jau. Kelnės. Nieko. Per ilgos. Paauksiu. Labai gerai. Čia kaklaraištis. Prašau. Kas? Kaklaraištis. Šlipsas? Ne. Atiduokit šitą. Atiduokit, nebereikia. Čia po kaklu. Žinau. Užsirišti. Žinau. Kas? O, skrybėlė. Ne. Gerai. Čia taip turi būti. Taip. Labai gerai. Nu, norit aš jums filmą papasakosiu? Filmą? Norit? Labai juokingą filmą. Noriu. Rodė raudonajam kampelyje. Visą filmą žvengiau. Norit papasakoti? Jūs tikriausiai juokitės. Arkliai žvengia, o žmonės juokiasi. Jūs tikriausiai juokitės. Norit papasakosiu? Noriu. Susėskite. Jis išeina. Iš pradžių išgirdau muziką. Raudonajam kampelį. Galvoju vėl apie karą. Galvoju, verčiau pamiegosiu. Paskiau, išgirdau tą muziką užgrojo, kai žmogus grįžta. Žinai, tą varpai. Nuėjau, manęs neįleidžia. Pavėlavau, visi salį. Aš sakau, ką, 372, nežinau, 372, aš per plyšį, bet pasižiūrėsi, sako, seniai Sočyje buvai. Kur tai? Sočiai? Sočiai? Jūs vežasi? Ne, karceris taip vadinasi. Sočis. Gali būti Jalta. Noriu papasakosiu. Noriu. Va, nuėjau per plyšį, pasižiūrėjau. Jis išeina. 10 metų. O jinai laukia, kažkaip laiškais, susipažino kaip mes. Toks juokingas filmas. Tikrai, ne? Va, o jinai stovi laukia, negražiai. Ne, tokia, tik akis didelis. Kaip briedžio. Aha. Stovi laukia. Jis išėjo, sako, labą dieną. Jis sako, labą dieną. Kaip jums sekėsi? Jisai sako, mums gerai sekėsi. Nuėjo į bufetą, įstoti autobusu. Visi, tik tai, visi mato. O jis paėmė, sako, už visus moku. Paėmė, užmokėjo. O ką pinigai? Pinigai kišeniai šlaunys degina. Užmokėjo. Aha, juokingas. Jisai juokingas. O, ne, filmas. Pavalgyt nusipirko. Truputį. Aišku.
Jinai sėdi, klausia, skanaus, sako, ačiū. Klausia, kaip jums sekėsi? Nu, sako, gerai sekėsi. O kuo jūs dirbote? Jinai klausia, žinai. O jis sako, buhalterių. O jinai rankas. Jinai pasižiūrėjo. Girdi? Sako, su tokiam rankom jūs buhalterių dirbot. Iš karto perkando jį. Tai baimė. Sako, su tokiam rankom buhalterių dirbot jūs. Kaip perkando? Jį perkando? Ne. Jinai jį Ne. Kaip, tu nesupranti, nu suprato, kad meluoja. Žinai, nu. O jinai? Juokingas filmas. O jisai išėjo į kiemą. Nepatogu pasidarė. Kad melavo. Išėjo ten beržai. Ir didelis beržas. Baltas. Su juodais brūkšniais. Žinai? Jis taip priejo, apkabino, kaip žmogų, kaip brolį. Ir sako, kaip laikaisi. O beržas sako, gerai. Kaip su žmogum pasikalbėjo, juokingas filmas. Kaip su žmogum, o su medžiu. Supranti? Taip, visai nejuokinga. Visai nejuokinga. Kaip su žmogum prie. Kaip tu laikaisi? Beržas sako, gerai. Ir muzika. Din, din, din. Da, nuvažiavo su ją, žinai, norėjo darbo. Nu, įsidarbinti norėjo. Visi dokumentai reikalauja, patys suprato, kokie čia dokumentai. Tada tėvai jas bijo ir broliai, žinai, vis tiek iš kalėjimo. Na, su broliu pirti, jis netyčia į karštų vandenį įpirti. Netyčia. Netiki. Tikrai netyčia. Visi galvoja tyčia. Būna. Zekas. Kas? Nu, zekas. O kalinys. O paskui... Paskui buvo į miestą grįžęs. Susitikęs su tais draugais, su kuriais sėdėjęs. Norėjo šventę padaryti. Neišėjo šventę. Kokia čia šventė? O jinai sako, grįši, negrįši. Ką darysi? Grįžo ir nuvažiavo pas mamą. Su ja jinai kartu važiavo. Nupirko skarą, dovanų, pinigų, daug pinigų, užsidirbė 10 metų. Atvažiavo motina, ant kalnelio stovi, prie trebos ir žiūri. Senučiukė tokia, o jisai akimis susidėjo, juodas. Ir taip iš toliai sako, mama, aš atvažiavau. O jinai taip žiūri ir galva taip. Jinai jo nepažino. Kaip tai? Pažino. Pažino motina. Nu ką tu? Motina savo vaiką nepažino. Pažino. Matė seniai. Seniai nerašė. Jinai su motina pradėjo kalbėtis, o jis nuėjo ten vaikystėje vandenį, sėdė prie šulinio, pradėjo bučiuoti žemę, reikia kaip šuva gyvenu, koks čia gyvenimas. Sako, viskas bus gerai, jinai sako. O grįžo su ją, pradėjo gražiai gyventi, nusipirko sofą, televizorių, šaldytuvą. O ką? Žinai? Pas felčerį yra. Jisai prie miško dirbo. Laukų sarė. Pavasarį traktorium. O ten beržų daug. Jaunikliai tokie. Berželiai. Jis priejo taip sako. Na, kaip gyvenat? A visi chorų. Gerai gyvenam, gerai, sako. Aš irgi gerai, kaip su medžiais pasikalba. Juokingas filmas. O ir atvažiavo tie, kurie su juo sėdėjo. Skolą atvežė. O jis sako, aš sako, nežaidžiu žaidimų daugiau. O jis sako,
Taip lengvai. Neišeina nežaist. Paėmė. Tas toks vienas, lūpos lygčias. Iš čia bate peilį nešies. Įla, paėmė čia. Viskas. Jinai pribėgo su broliais, sėdi prie medžio. Šypsosi. Ir veržai. Akise. A brolis jos mašina važinėjo, didelė. Pavijo, tos, kur buvo atvažiavę, jie prie perkros sėdi rūko. Visi, žinai. Ir tas tam buvo, kur jis privažiavo, brolis, prie tos perkelos. Ir jinai, ir kaip ta didelė mašina, kaip pašoka. Pašoka. Aš jūsų bijau. Tu nebijok. Aš nemoku, aš turbūt nemokėjau. Gal išmoksiu.
Tu nebijok. Brangioji, tavo balsas, mano namai. Brangioji, tavo balsas, mano tėvynė. Brangioji, tavo balsas neša mane kaip upė. Ir aš visai nebijau nuskęsti. Brangioji, tavo balsas, mano namai. Tavo balsas, mano tėvynė. Tavo balsas neša mane kaip upė. Ir aš nebijau nuskęsti. Jūsų likimo
Hei. Hei. Hei, brangioji. Na, kaip laikaisi? A? Aš? Gerai. Laisvė, supranti, paleido. Nori? Imk. Nori? Imk. Tu laikykis. Laisvė, supranti. Paleido. Nori? Imk. Nori? Imk. Aš eisiu. Manęs laukia. Tu nepyk. Negalima. Basam. Basam. Negalima. Čia negalima. Aš nežinojau. Aš tuoj. Ir groti irgi negalima. O jeigu žmogui norisi, aš tyliai, kad niekas negirdėtų. Ir mylėti negalima. O kasgi man galima, aš išmoksiu, tugi žinai, aš atsikelsiu, man tik tai. Aš tikiu. Pailsėti truputį, Aš tikiu. Tik pailsėti truputį. Aš tikiu. Tu sustiprėsi. Galėsi atsisėsti ir išlaikyti savo sunkią didelę galvą. Paskui tu išmoksi vaikščioti ir ištarti ne 3 garsus, bet daugelį taip reikalingų, taip būtinų žodžių. Paskui tu užauksi didelis, gražus
nepakartojamas, vienintelis ir taip reikalingas šeimai, gatvei, meiliai, tautai, valstybei, nes be mūsų pasaulis pasidarytų darganas. Aš tikiu. Kvėpuok. Jis nekvėpuoja.